Sveiki. Šiuo metu esu prie Vytauto didžiojo karo muziejaus ir norėčiau Jums papasakoti. Tai Vytauto didžiojo karo muziejus yra vienas iš seniausių Lietuvos muziejų, įsikūręs Kauno centre. 1921 m. vasario 16 d. buvo iškilmingai atidarytas, jį pašventino kunigas Jonas Mačiulis Maironis. Muziejus veikti pradėjo XIX amžiaus pabaigoje ir šiuo metu veikia kaip muziejus. Naujųjų rūmų kompozicija pakankamai klasikinė, bet kai kuriuose detalėse galima įžvelgti ir art deco įtaką. Įdomus faktas: Didžiojo karo muziejuje saugoti tarpukario uniformos fragmentai, lituanikos nuolaužos, ginklai, durklai. Ir įdomi ne tik muziejaus istorija, bet ir ypatingas jo kiemelis. Vieni žymiausių Vytauto didžiojo karo muziejaus įėjimą saugantys liūtai į Kauną atkeliavo iš Ostravo dvaro.